pačių infrastruktūros objektų sukūrimą, o per paslaugos optimizavimą ir efektyvumą. Kaip tavo tikslas šiuo atveju nėra pastatyti vieną ar kitą transporto rūšį, arba ties vieną ar kitą kelią. Tikslas, kad nebūtų kamščių, tai tikslas, kad visiems būtų komfortiškas transportas, tikslas, kad visi gautų, reiškia, aukštos kokybės paslaugos. Tai turėtų akcentuojama, o ne konkretiai, reiškia, infrastruktūros rūšys. Visa, kad šitas būtų, tai reikia vienas aiškina, kad kiti klausytų. Kiek čia buvo, tai iš viešo sektoriaus ateina, skaito paskaitą ir išeina. Tai kaip gali turėti supratimą apie tai, kas atsiperka, kas atsiperka, kokie yra, jeigu niekas to neklauso. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, aš viešai kviečiu, tai yra, jūs paskirsit audienciją ir aš pasišventęs. Dėkui už komentarą. Ar iš auditorijos būtų dar komentarų, klausimų? Taip, prašau. Pirmas klausimas bus retorinis. Kodėl taip iki 9 metų gale jūs visi pradedate kokiais skalavimai ir kaip krizė tikrai pasimokytis pasiekia dugną, pradedate atsibusti tai, kodėl nebuvo 7 metais dar tai galvoti. Ypač kaip pristatymai procentų buvo labai gerai fondų surėjimai, kad vos ne 2 ar 3 metai reikia paruošti dokumentų. Tai grupės dabar reikia pradėti ruošti, tai 12 metais pradėti projektą. Čia jau kažkas yra, aišku, sveikinti, kad pradėjote. Kitas klausimas konkretus. Ar bus galimybė iš privataus sektoriaus inicijuoti projektą? Ar tik jūs spręsite savivaldybės, kurios iš tikrųjų nebijosiu pasakyti, nes yra tiek patirties su mažesnės savivaldybėm, neturi paminėti visiškai. Tai tikrai nesuprantu, kas suteitos visą raidės, nors labai mėgstu manipuliuoti. Ir tai yra klausimas. Ir antras klausimas, ar bus galima iš privataus sektoriaus siūlyti savo investuotojus į tuos bent jau 6 projektus, kuriuos aš asmeniškai turiu savo nuomonę. Ir vėlgi, kaip ponas Konstantinas rodo, tai 400 milijonų socialinė nauda yra, vadinkim taip, išlaužiama per Alytaus namus, per ligoninės. Vienintelis projektas, kuris man asmeniškai patiko ir kiek turiu iš praktikos, iš parodų, iš tokių kompanijų, kaip Renovas, Roy Group, kuri, tarkim, Sanuoliai, nežinau, ar projektą esate girdėję, Kaliningradas srityje, man patiko žmogaus nuomonė apie mokslų. Jie darė mokslinį technologinį parką. Atrodo, kas susijęs su to, bet susijęs daug kitų dalykų. Ir iš projektų, kur yra Palangos tas kelias, vėl klausimas, mokamas, nemokamas. Aš galvoju, čia mano nuomonė, kadangi aš atstovauju PVP, 8 metais, mes planavom su keletais savivaldybių padaryti vienus projektus, tačiau vėlgi paskatosiu, kad jų kompetencijos stokos nepavyko, nes pasakė, kad tai yra gausiukų biznis ir kad atimus 2 hektarų žemės, kažkokie privatininkai, toks yra mąstymas, kurį teko susidurti. Tai vat vėlgi, esminis pastebėjimas, kad jeigu nebus gėda pinigų, kurios bus mokami keliais, tarkim, Lenkijoje, nereikia didelių pavyzdžių, pavyzdžių Lenkijoje, 3 kart teko susimokėti, taip yra surenkama pinigais. Tai čia aš mano nuomonė, kad teisybė, tai yra komentaras ir šitose klausimus bus galima siūlyti savus investuotojus kitos projektus. Projektai, kurių yra įdomu. Taip, dėkui. Iš tiesų, ar bus skatinama, ne iš viršaus nuleisti projektus, o iniciatyvą iš privataus sektoriaus rodyti, kad privataus sektoriaus rodytų iniciatyvą ir kur reikėtų pirmiausia kreiptis, reikėtų konkrečias savivaldybės kreiptis, ar į ūkio ministeriją, ar į atitinkamas kritikuojančią įstaigą tam, kad inicijuotų tą projektą. Pirmiausia, pirmoji klausimo pusė, aš niekaip ar turbūt niekas iš mūsų trijų negalėtų sakyti, kodėl 2007 metais buvo taip, kaip buvo. Aš buvau privačiam sektoriui tuo metu ir, visą sakant, lygiai taip pat indavausi kaip dabar jūs. Taip, nes aš yra tobulėjęs ir pirmas dalykas, kuris yra ir viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl paidėjo pradėti, sakykime, šitie projektai, tai yra tai, kad dėl to įvyko esminis pasikeitimas ministerijų mąstymo. To, kol nebuvo, to negalėjo būti, nors ministerija irgi bandė, sakykime, bet viena ministerija reikia pakeisti. Dabar kalbant, atsakant į klausimą. Artimiausius metus aš manau, kad tikrai projekto iniciatoriai, galutiniai iniciatoriai negalės būti privatus sektorius. Pirmiausia, dėl to, kad mums reikia patiems išmokti. Vienas dalykas. Antras dalykas, bet kokiu atveju besiskolinantis ar įsipareigojimus prisiimantis asmuo yra viešasis sektorius.
Tai privatus sektorius, sakykime, gali būti kaip konsultantas, kaip iniciatorius projektų, bet tai yra jau jūsų užduotis įkalbėti savivaldybės, padėti jam paruošti ir panašiai. Tai čia yra jūsų kaip konsultantų rolė, visiškai vienareikšmiškai. Dėl investuotojų atleidimo, tai va čia jau kaip išskirtinė teisė, vos ne jūsų išskirtinė teisė. Nes čia yra kalbama apie tai, kad vis dėlto tiek finansuoti projektą, tiek pastatyti projektą, tiek operuoti projektą gali tik privatus sektorius. Čia viešojo sektoriaus vaidmuo yra labai ribotas. Taip kad, o šiaip tai būnant realistų, artimiausius metus vardu, kad iki projektas galės įsigyti ir atnešti pateikti pareiškėjas būti valstybė, šitą privatus sektorius, netikiu. Nes kita vertus ir psichologiškai reikia išmokti, kad maždaug už svetimą žmoną, už mano žmoną paraišką man atneša kažkoks kitas vyras. Tai kažkaip panašaus yra. Besiskolinantis yra konkretus savivaldybė. Ir įsipareigojimas priima konkretus savivaldybė. Tai kodėl privatus sektorius turėtų tai atnešti? Tai iki to mums reikia tiesiog elementariausiai subręsti. Kas yra klausimas, tai tik aš. Šio atsako klausimas, ar bus daromi mokymai savivaldybėm, kad nebūtų visi bent panašūs? Aš galiu pasakyti tai tiek, kad ne tik savivaldybėmis mokymai darome. Dviejų kolegų diskusija tarpusavėje irgi labai aiškiai parodo, kad mokymai netgi ministerijom turi būti daromi. Ir be abejo mes su finansų ministerija žiūrėsime ir diskutuosime, kaip reikėtų daryti. Taip, kągi laikas baigėsi. Vienas kitas klausimas dar iš auditorijos, prašau. Ne, aš tik skelbimą to progą buvau pasirašęs, kad pavasarį Susisiekimo ministerija mūsų sektoriaus mokymus dėl PPP ir koncesijos organizuos. Ir kviesime kolegas prisidėti, susiryšime atskirai, tai žinokite, kad pavasarį mes ruošiame tokius mokymus. Noriu tiesiog pačiūtis dėl to, kad kaip buvo klausimas, kodėl čia staiga įsipuolė daryti PPP. Noriu pasakyti, kad Finansų ministerija PPP pradėjo daryti 2005 metais, kai mes įsteigėm tam tikslui atitinkamą skyrių iždo departamente, tačiau labai ilgas laikas praėjo, kol suderinome teisės aktus, paskui mes buvom pasiūlę atlikti pakeitimus ir pradžioje netgi buvom parengę bendrą strategiją PPP, bet nelabai tuo metu galbūt kažkas tai mus ir girdėjo. O kada dabar susidarė tokios sąlygos, be abejo, tai pagreitėjo procesas. Dabar dėl mokymų dar noriu pasakyti. Kadangi mūsų žinių centras, Centrinė projektų valdymo agentūra, yra sukurta tam tikslui, kaip tik atšviesti ir valstybės institucijas ir savivaldybės, ir jinai yra finansuojama tam tikslui ES struktūrinių fondų lėšomis. Jos viena iš priemonių yra numatytas švietimas, tai be abejo jie irgi rengs mokymus ir plačiai mokys savivaldybės ir tikiuosi, kad duos kažkokį tai rezultatą, nes tokia veikla jiem yra tiesiogiai numatyta ir galbūt jie netgi numatyta vyriausybės nutarimu. Tai prašau klausimą iš auditorijos tada. Jonas Savickas, Įtkausta. Norėjau paprašyti visų dalyvių iš akcijų portalo, galėtumėt pabandyti nuprognozuoti, kada bus pasirašyta pirmoji sutartis dėl to pilotinio projekto, jeigu galime kiekvieną savo asmeninę nuomonę. Kaip studijų rengėjai, tai mes savo darbą turėtume atlikti iki šių metų pabaigos.